Ką kiekvienais metais vis tampa tradicija dalyvauti greičio ratuose. Prieš 2 metus su Sportpoint pirmą vietą paėmėm. Praėjus metais su Rally Squad. Šiais metais bandysiu vienas tai padaryti. Tikite čia! Are you not entertained? Jeigu nebėgi priekį, tiesiog esi viščiukas. Didelis kaip monstras, sakyčiau, kaip dramblys. Šiais metais visai geras oras, palyginus visada praktiškai lydavo. Ką skautas? Kaip renginių vadybininkas, kaip darbas, kažkaip nesurinkai publikos, tuščia. Palada, per anksti atei. Susirenkas paskutinę minutę. Čia suvilniau, kad kažkas ateis. O bėgsi? Laimėsit? Ten prieš Volver 1, 2, 3 komandą ten laimės? Jeigu nelaimiu, galiu labai priskalbėti, ateinu pas Osvaldą treniruotis. Bet iš lengvos atletikos tai mažai žmonių čia. Ne tam orientuotas renginys. O kas tu, iš kur tu? Praeitais metais, užpraeitais ten belenkiek ten. Ne, tai visi baigė Net kažkada Simas buvo. Net kažkada Simas. Simas keliauja dabar. Arnas keliauja dabar. O Laurinaitis savo dvasinėse kelionėse. Rokas traumuotas. Tu va, vienintelis čia. Bizonas. Pusė baigė karjerą. Keliauja. Baigė karjerą pusė. Kiti baigė karjerą. Galvoju, gal mums reikėtų surinkti 2 bėgimus, bet turbūt bus vienas. 19:50 triračių, 700 metrų bėgimas, nuo 20:10 vaikų 60 metrų ir pusė 9 mišrių komandų estafetė, 9 5 po 1000 metrų vyrų. Priimtinas. Dar sėki priminame visiems šilimą darantiem kolegom. Nugalėtojas. Čempionė, palaukit, čempionė. Jūsų fanai. Čempionė, prašau, duokit autografą. Sveiki, turime išskirtinę progą pakalbinti Vilniaus greičio ratų 1000 metrų bėgimo čempioną Osvaldą Grubliauską, a.k.a. Bizoną. Tai kokios mintis? Nu, labai geros. Pirmą kartą laimėjau tokias prestižinės varžybas. Nežinau, su didelė konkurencija, daug reikėjo pakovoti, bet atidaviau visas jėgas ir, nežinau, gavau medalį, tai labai džiaugiuosi. Bėgimas kaip laikas? Neįsivaizduoju, koks laikas, bet... Ranka nuėmė apie 20-37. Rimtai? Ok, tai džiaugiuosi, nes šiaip labai lengvai bėgau. Jo,
Tai manau, kad galiu ir per 2:30 subėgti. O kaip pavyko su nauju celebrationu? Mes praradome bizoną. Bandau naujus signature moves padaryti, naujos kultūros įnešti, kadangi esu iš Alytaus kilęs augęs, tai sakyčiau, Alytus yra Lietuvos pietus, tai aš toks kaip ir kaubojus, tai pašaudžiu biškį į viršų su šautuvais. Ačiū. Dar kartą. Kilometro greičio ratų bėgimo čempionas Osvaldas Vrubliauskas. Numerius paėmė mamos arba tėčiai, tai galit paprašyti. Kas tau yra? Kas yra? Nieko nėra. Kas yra? Blūrink, sakė. Tai Vitalijus? Į savo bėgą komandą. Ai. Ką, gerai, kad dar prasibėgau atšalimą, bet gavosi apšilimas, tai dar reiks ir estafetę prasibėgti. Nu ką, vėl Linas persigalvojo. Ką galvojate apie savo tokio draugo neapibrėžtumą, neapsisprendimą? Taip, matos iš karto varžybos tikrai aukšto lygio, streso tiesiog nesuvaldo ir profesionalus lygio sportininkai. Taip. Komandos keičiamos prieš realiai paskutinėmis sekundėmis. Na, toks yra aukščiausias sporto lygis. Kokį patarimą duotumėt mėgėjams, kurie galbūt norėtų sudalyvauti tokiose varžybose, bet va, vis va toks jauduliukas, viską... Nu ką, reikia įveikti tiesiog, reikia įveikti šitą baimę ir kitaip nieko nebus. Arba all-in, arba nieko, tai siūlau ateiti, gal jau dabar nelabai spėsit susiregistruoti, kai šiais video turbūt jau bus pasibaigusios varžybos, bet į kitas galima. Ačiū už interviu, čia buvo Mažvydas Peleckas, daugkartinis Europos čempionas. Ačiū. Turėsi kentiek, no pain, no gain. Only pain bus. Ten pritrinti, žinoti, džiauriai nefaina. Žiūrėkit, kaip aš tai galiu paeit. Bet tai pirmas etapas, tau tiesiog laikykis už pačio pirmo ir viskas. Kiek ten bus, kokie 3... Už pirmo. Gerai, Linai, antras ir laikykis. Vykis ir lenk. Vykis. Davai. Atlaikėjai. Atlaikėjai. Ten neatlaikė. Dėmesio visom komandom, ypač tiem komandų. Įveikė treneriai. Olimpietį įveikiau. Nėra, tai tu Dima. Sakė, bėgimą tu nutrėčiau juostą. Ne, tai va juostą nutrėčiau. Greitai į tą. O tai... Galvau, kad vėliavą Nu nežinau, aš tai nusivyliau, atėjau dėl Vaporfly'ų. Tai... Bet gavau muilo ir kažko čia prijuostę. Ką, ir jūs muilo gavot? Muilo. Visi muilo. Irgi muilo. Oi, tu savo kiek muilo. Aš pavargęs. Tik taip nefilmuot, būk žmogus. Nes man į YouTube reikia. Va taip pirštą daryk. Projektas KSM kitais metais bus. Garbės apdovanojimų vieta, garbės pakyla. Keliose distancijose KSM. Kažkas galėsit laikyti tą vadinamąją planką. Kokie sezono tikslai? Čia kas kaip namuose įpratę vadinti. Ir ten mes žiūrėsim 5 geriausių autoriai arba autorės gaus kvietimus į vis